jo namai. Tai labai gerai. Labą dieną. Istorijų namuose stebuklų metas. Kas vyksta čia, papasakokit? Šiandien yra kalėdos. Šiandien beveik kalėdos. Kodėl? Nes eglę įžiebėm. Nes istorijų namuose įžiebėm eglę, bet ką jūs apsirengę, galit papasakoti? Mes jau apsirengę kalėdų. Yra atvykęs kalėdų senis vienas, o kas dar ko apsirengę? Lerfų daug mano yra. Dar Laukas kalėdų senelis. O pasakykite, kuo jūs esate, prisistatykite. O kas jūs esate, prisistatykite. Kas jūs esate? Elfas. Irgi elfas. O kas jūs esate? Aš esu elfas. Ir jūs elfas. Gerai. Kas dar neprisistatė? Jūs kas esate? Aš irgi elfė. Elfai. O jūs kas? Kalėdų senelis. Ir dar vienas kalėdų senelis. O kas jūs esate? Gabrielė. Gabrielė elfė? O aš esu toksai elnes. Rudolfas. Elnes Rudolfas. Mano ragai tokie ilgi. Jos labai ploto trumpi. Ar galiu paklausti klausimo? Kas yra kalėdos? Galit pasakyti? Kalėdos yra, kur kartais gali prisnigti sniego. Ir kalėdos toks metų laikas, kur pastatai eglutę tu savo namuose ir ateina kalėdų senis į namus. Taip, per kalėdas. Yra taip pat šventė metuose visuose. Tai ką švenčia žmonės per tas kalėdas? O gal šventė kūčias? Nelabai švenčia. O kas tos kūčios, kas pasakys? Kūčios tai yra pati paskutinė kalėdų diena ir tą naktį elfas atsina ir duoda dovanų. Mielas elfe, gal jūs žinote, kas yra kūčios? Kūčios tai būna prieš kalėdas, kai negalima valgyti mėsos. Negalima tada valgyti mėsos. O per kalėdas kaip? Per kalėdas galima valgyti. Jau galima. Ir tada gauname dar kalėdų ryte dovanų. Dovanos. Tai mėly elfai, pasakykit tiesą man, iš kur tos dovanos? Iš kalėdų senio. Ne iš jūsų? Va, iš tavęs. Mielas kalėdų senelį, nes atvykote, mums visas paslaptis pasakysite? Žinokite. Iš kur tos dovanos? Elfai iš tikrųjų padaro. Mielas elfe, tikrai. Kas padaro dovanas? Elfai. Elfai daro dovanas. Ateikite, man pasakysite. Truputėlį apie dovanas. Kalėdų elfai. Kalėdų elfai gamina, tai jūs labai visko mokate? Ką jūs... Kalėdų senelio Ateikit papasakoti, gal jūs buvote ir matėte, kaip ten gamina? Ne, niekas nenuvyktų, nes ten daug salgų. Ten labai saugo. Taip, nebent su elfų kortele galima įeiti. Su kortele? Ragilė, nusimti barzdą. Galima pasidalyti jos. Ir buvo turi būti būtinai tikla. O tai ką veikia elfai, kai nebūna kalėdų? Jie tada gamina dovanas ir jas pakuoja. Vieni gamina dovanas, kiti jas pakuoja. Kiti gamina ausis. Ausis gal gamina? Ne ausis. Gamina ne tiklas, o žaislinės. Žaislus gamina. Gaminate žaislus? Gal dar jūs mums paslapčių tokių išduosite? Ar tie elfai kalėdų senelio klauso? Nelabai. Na, kartais ir neklauso. Gali ir neklausyti ir gali išmėti dovanas. Ne, negali, bet be to, kai elfai grįžta namo, kai kuriems duoda tokius militarius, kurie yra nemono, tik jų niekur negalima dėti, tik nebent ant elfo galima papūsti. Pavyzdžiui, man davė ir kai labai ilgai palieti jį, tada reikia jį pūsti.
Nupūsti cinamonu. Cinamono apipūsti. Bet nepaprastu, o tuo, kurį elfas padarė. Okay. O kaip elfai arba kalėdų seneliai patenka pas jūs į namus? Gal per langą. Per langą? Arba kaip per jūs- kaminą. Kai kas per kaminą. O pas save, Gabrielė, kaip patenka elfai arba kalėdų seneliai? Per kaminą ir per langą ir per duris. Ir per duris. Manau, labiausiai pas mus įprasta keliauti per kaminą, bet dabar kartais daug namų net nebeturi to kamino, tai mes tiesiog ateinam per langus. Nėra kaminų dabar jau? Visai. Pas mane tai, pavyzdžiui, nebenėla, tik, pavyzdžiui, pas kai kurias ir nėla. Nėra kamino, bet- Įlėla pas kai kuriuos. O kaip jūs patenkate pas vaikus į namus, elfe? Aš pro langą. Tu pro langą? O jeigu yra kaminas, tai pro kaminą. Bet tai kaip per tą langą jūs pralendate, pasakykite. Atsidarom langą. Vienas O atsidaro. jeigu yra užlakinta, tai mes turime tokį slaptą bultazodį, kurio mes niekam nesakysime. Žadis slapta. Taip, kaip Gali sakė. ir pralysti net pro stogą arba jei atidarytas langas. Ir per langą, taip. Jūs kaip pasakysite, ponė? Kaip jūs Ir per židinį gali. Ir per židinį? Tik aš noriu pasakyti, kaip mano kai kurie elfai Kaip jūs elgiasi. elfai patenka? Kaip gali būti, pavyzdžiui, balkone, nes mano elfai tai daro, kad yra balkone. Bet elfai dažniausiai savo kiekvienas kitam pasidaro dovanas. O kalėdų senis, vis tai iš visų elfų gauna dovaną. O kada ateis kalėdos pasakyti Kalėdos? kalėdų senelį? Už pelių. Už kiek dienų? 15 dienų. Už 15 jau dienų. Na, paskaičiuojam, už kiek dienų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tai 14. Jei su šiandien skaičiuotumėm, tai būtų 15. 15. Nes dar šiandien nesibaigė. Nu gerai, dar. Tai susitiksime tai per kalėdas. Ateisite pas mane į namus. Au. Atnešite man dovanų. Bet mes pasižiūrėsime, ar jūs esate gali. Bet turbūt jūs nebusite galos, nes mes visą laiką stebime juos. Ir net nešite man nieko. Jeigu jūs busite gali. La, di, jo namai. Tai labai gerai.